Minint Baltijos kelio 25-metį Alytuje surengta netradicinė akcija. Rotušės aikštėje jaunieji alytiškiai šoko vadinamą flešmobą. Išsamiau Viktorija Daugelienė. Štai taip alytiškiai netradiciškai šiandien minėjo Baltijos kelio dieną, kuomet prieš 25 metus minint 50-asias Molotovo-Ribentropo pakto panaikinusio Baltijos šalių nepriklausomybę metinės užsimota gyva žmonių grandinė sujungti 3 Baltijos šalių sostinės Vilnių, Rygą ir Taliną. Bandėme suorganizuoti jaunimo akciją ir tokiu būdu paminėti Baltijos kelio 25-metį. Tiesiog pasirinkom truputėlį ankstesnę datą, ne 23 dieną, bandėm simboliškai priderinti prie to konkretaus įvykio, kadangi 1989 metais Baltijos kelias vyko trečiadienį. Tai būtent mes ir šiandien pasirinkom tokią dieną, kadangi tai yra trečiadienis, plus visą laiką pas mus Rotušės aikštėje paprasta darbo diena, judėjimas yra daug gyvesnis ir dėl to norėjom, kad platesnė visuomenės dalis pamatytų šitą jaunimo akciją, kadangi norėjom padaryti paprastą tokį dalyką. Jaunimas mini šią šventę netradiciškai. Paminėti prieš 25 metus vykusią akciją už Baltijos šalių nepriklausomybę šiandien jaunimui atrodo būtina. Iš tikrųjų, tai yra toks paprastas variantas. Man paskambino būtent šios akcijos iniciatorius ir sako, žinom, kad tikrai yra daug jūsų organizacijų, Alytaus jaunimo konservatorių lygoje pilietiško aktyvaus jaunimo, kuriam tai būtų aktualu. Ir tikrai, sakau, būsim, dalyvausim ir tikrai smagu, džiugu, kad pakvietėte ir kad bus čia galima prisijungti. Pasak pašnekovų, šią dieną paminėti šiek tiek kitaip derėtų paversti tradiciją. Norėjom atsisakyti tų tradicinių šabloniškų, galbūt minėjimų, sakykime, ir panaudoti tokią formą, kuri labiau priimtina jaunimui, kadangi tiesiog norėjom atsigręžti jaunimą ir pritraukti jaunimą dalyvauti šitame renginyje. Aš manau, kad ta idėja, būtent tą savo poziciją 25-mečio Baltijos kelio paminėjimo išreikšti šokiu yra teisinga ir manau, kad ta sėkmė, bent jau dabar, ką mes matome, kad tikrai jaunų žmonių atėjo, tai tikrai taps tradicija. O tai ar forma, būtent šokis, ar kažkoks minėjimo renginys, kai yra sakomos kalbos, stovima ir pargerbiama kita forma, šitos būtent stovėjusius ten, išreiškusius savo pilietinę valią, manau, kad tai yra lygiavertis reikalas. Būtent čia šitą akciją buvo akcentuojama, kad jauni žmonės, nes dažnai jauni žmonės tiesiog neateina tuos minėjimus, gal dėl pačios formos, pateikimo. Baltijos kelio dienos 25-mečiui skirtas tradicinis šventinis koncertas bei jaunimo akcija Baltijos keliui Alytuje vyks šeštadienį. Laisvės angelo aikštėje bus padėtos gėlės, taip pat bus laikomos šventos mišios už stalinizmo ir nacizmo aukas Šventų angelų sargų bažnyčioje.